Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Mano sąskaitoje 28 įamžintos kelionės už Lietuvos ribų. Daugumą jų gali rasti šiame mano YouTube kanale. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Ne ką mažiau nei keliauti po pasaulį mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 3 man svarbius žygius, o šiandien į sąskaitą keliauja 4. Mielas dienoraštį, šiandien aš švenčiu savo 31-ąjį gimtadienį. 2025 m. vasario 15 diena ir mes lekiam į Kazlų Rūdą, kur vyksta Trenktūro organizuojamas žygis. Pasirinkome eiti 16 km maršrutu, kad liktų dar jėgų vakaro linksmybėms. Bilietas žmogui už būtent šį maršrutą 23 eurai. Išsukame visus laimės ratus, susirenkame prizus arba ne ir judame į trasą. Sveiki, mėly žygeiviai, ką tik atvykę į mūsų žygį. Pradedam žygį Kazlų Rūdoje su draugais. Šiandien eisim 16 km. Nedaug. Ar daug kam nors? Nedaug. Nedaug, simboliškai. Mano gimtadienio proga. Gimimo dienos proga aš mūsų 6 žygį pakėliau į dar kitą lygį. Ėjome su šventiška atributika ir žaidimu. Žaidimas vadinasi Ką pasirinksi. Labai paprastas. Kas 2 kilometrus draugai turėjo rinktis vieną iš 2 situacijų. Kaip tas atrodo, tuoj pademonstruosime. Gerai, pirmas klausimas. Pirmas ir vienintelis po 2 km. Ar gyventi mažam bute miesto centre? Ar gyventi mažam namelį, cabin, miške? Miške? Na, aš turiu miške. Miške gyventum, nebijotum? Tai miške. Miške. Aš tai mieste. Mieste bute mažam? Aš irgi mieste. Miesto žmonės. O tu? Tai, kadangi Karolis miško pasirinktų, tai aš irgi miške gyventumėm kartu. Tai mes nuėjom 2 kilus ir dabar judam toliau po 2 kilometrų. Vėl turėsime klausimą. Nuėjome 4 kilometrus ir tradiciškai mūsų laukia klausimas. Rinksimės vieną iš 2. Ar jūs renkatės galėti kvėpuoti po vandeniu, ar galėti pašokti 6 metrus į aukštį? Susižeistum. Pašokti, bet Samanta. nesakė apie nusileidimą. Jaučiu, kad kvėpuot po vandeniu. Jo, po vandeniu. Po vandeniu. Jo. Ja. Pasiruošę judėti toliau? O Monika atsakei? Aš po vandeniu, jo, įdomiau. Undinėlę būčiau tada. Nusipirkčiau uodegą ir vaidinčiau, kad undinėlės. Judam toliau. Kitas klausimas po dar 2 km. Nu va, nuėjom 6 kilus ir dabar jau yra čia pas mus sustojimo vieta, nežinau kaip. Bunkeris. Ką, kokius išsirinkot, parodykit. Argi? Bet buvo nesmėjau. Renkamės klausimui, taryba sprendžia šiandien tokį klausimą. Skrendat lėktuvu. Kokią mažiausią blogybę renkatės?
Kai šalia sėdintis knarkia, ar kai šalia sėdi su verkiančiu vaiku? Knarkia. Žalieji tik vieni eina ten, o mes visi trys čia. Karšta arbata. Galėt nereikt. Ką rinktumėtės? Ar kad maistą jums visą laiką išrinktų trimetis? Ar kad visus filmus ir serialus jums išrinktų vienuolė? Ką gali žiūrėti? Greta renkasi trimetį. Saldainiai. Chicken nuggets. Saldumynai. Karolis irgi renkasi trimetį. Čipsai. Ten jau matosi senelė, prie kurios mes turim nusifotkinti. Jau 3 komandos nariai ruošiasi. Kažką žada, žodžiu, už tai. Fotkintis prie šitų ir dėti istoriją ir taginti tranktur. Širdelė. Vėl susirenka žygio taryba. Spręsti rimtus klausimus. Renkamės. Vieną iš 2. Pirmas. Ar gyvensite su 50 vėžliukų namuose ar su 100 kanarėlių? Vėžliukai. Vėžliukai niekam paukščių nepatinka. Jo, naktį reikia uždengti. Bet nieko prieš kanarėlės neturi šiaip. Karli? Mes politiškai korektiškai neturim nieko prieš nemėgstamiausius. Mūsų partija už gyvūnus. You are now entering the forest. Please, ride this way. Pertraukėlė, 12 kilometrų. Monika renkasi klausimą. Ar mes pasiruošę? Labai daug entuzijazmų pas mūsų komandai, niekas čia nepavargė po 12 kilometrų. Dar 24 nueičiau į dar... Ir dar eičiau, nesustočiau. Po to per mažai ėjimo. Gerai, klausimas. Ką renkatės? Pica ir... Pica ir torto gabalėlį, ar takos ir pyrago gabalėlį? Aš nežinau, su ko Aš imu tako. takos ir mes pasidalinam. Gerai. Aš norėčiau išvalyti. Takos. Aš norėčiau išbandyti. Takos ir traškus. Man reikia skistesnio. Ir minkštų yra. Aš valgiau vieną kartą labai skanų takos. O kokį tako ten rašo? Takos ant pai tiesiog. Pica tada, nes pavojingai, žinok, duos dar tau traškų. Bet nieks nešnek, visi šneka apie pizzą ir takos, kad pyragis ar ten tortas. Tortą labiau mėgstu nei pyragą, tai... Tortas labiau nei pyragas? Tau irgi tortas labiau? Tai tu dėl torto renkėsi? Pizza. Gerai. Bet čia tik vienam kartui rytoj imsiu taką tada. Aš pizzą labiau mėgstu. Aš iš vis ilgą laiką galvoju, kad aš takus nemėgstu, bet tiesiog nebuvau skanių valgius. Dabar jau, man atrodo, mėgstu. Visai skanu. Tai va, judam toliau ir susitiksime už 14 už 2 kilometrų nuo čia, bet bus 14 kilų. Taip, iki. Welcome to the mushroom disco. 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 Flying saucer. Tai ką, paskutinis klausimas ties 14 kilometrų ir jį uždarome tokiais variantais. Tu privalai visą laiką rengtis, lyg būtum 70-ųjų disko vakarėlį, arba
tu privalai visą laiką dėvėti viduramžių tą garb, nu, tipo, tos drabužius. Vienbalsiai? Nieks nenori viduramžių. Bet palauk, pradžiai būtų sunku, paskui raumenį. Wow. Tai tipo visi renkasi 70-os. Mantas renkasi šarvus. Privalau suspėti. O čia senamiestis gal Kazlų Rūdos. Čia tokie namai seni, spalvoti. Biški toks westerns, ne? Toks kažkoks čia man Lietuvos westerns. Cremini, shiitake, porcini, enoki. Cremini, shiitake. Po maždaug 4 valandas trukusio žygio pasiekėme finišą. Žygis įveiktas, o finiše buvau maloniai nustebinta. Žygeiviai sudainavo man su gimimo diena. Keletą kartų iškėlė į orą. 1, 2, 3, 4, 5. Monika kalbina žurnalistė. O galiausiai ir Reelsą Instagramui sukūrėme. Šiandien švenčiau gimtadienį žygiuodama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Su gimimo Monika. Tai šiandien švenčiau gimtadienį. Tad visus žiūrinčius mano nuotykių dienoraščius noriu pakviesti apsilankyti mano Instagrame. Ten keliu storius tiesiogiai iš vietos ir pasidalinu fotografijomis su atsiliepimais apie nuotykį. Ir važiuoja. Oh my god, kaip? Pats šlykščiausias koala pasaulyje iš karto atsipėjo. Ir taškas čia. 1-1-0. Sudalyvavome žaidime ir atsisveikinome su trenktūru iki kitų kartų. Taškas jums atspėjo netgi daugiau negu pasakiau. Vagis, taigi 1-1-0-1. Princininkų komandai atitenka. Taip, kadangi taip kietai varėt, gaunat sriubos. Ir Monikai, kad nepailsų švęs gimtadienį, turi blokelį. Vero kafe, viena kava, pablokai Monikai su gimtadieniu, dieve mano, fantastika. Geriausias būdas švęs gimtadienį su trenktūru. Gerai. Nu ką, baigiam žygį. Dabar pėdinam dar iki mašinos. Važiuojam į antrą dalį, kuri bus gerokai ramesnė. Pažygiavom, atidirbom. Žodžiu, įveikėm 16 km maršrutą. Gavom medalius. Va. Ir dabar judam į antrą gimtadienio dalį. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes. Vakarinę gimimo dienos dalį nusprendžiau švęsti Montepasės viešbutyje. Tiesiog pasiėmus vieną didesnį kambarį, šešiese puikiai jame sutilpome, ten ir šventėme. Klaros, Izabelės, Demailį, Delaskaris, Depatis. I feel like I knew you then. Pridariau skirtingų šotų ir kokteilių fainose buteliukuose. Tai buvo mano mini svajonė. Spent my days imagining the shape it would all take,
And now it takes the shape of you. Žaidėme žaidimus, iš kurių vienas buvo šis gėrimo žaidimas, kurį pakėliau į kitą lygį, pripildydama šias mažas 25 ml bankutes įvairiais skirtingais skaidriais skysčiais. Trauki vieną, o ką išsitrauki, nežinai? High five everyone. High five everyone, tiesiog. Nu, sidras, pas tave? Švepsas? Pas tave? Vandenukas. Taip pat peržiūrėjome Eurovizijos finalą ir išsiuntėme Katarsį į Šveicariją atstovauti Lietuvai. Taip vakaras ir užsibaigė. Labas rytas. Šiandien yra mano gimtadienio rytas, bet šventėme vakar. Na, o dabar atsikėlėm ir dar turėsim pusryčius. Tai eisim pažiūrėsim, ką Montepatės restoranas duoda pusryčiams. Atsikėlę ryte turėjome pusryčius Montepatės restorane, kuris yra gavęs Michelin rekomendaciją. Pusryčiai 3 dalių – užkandis, kiaušinis paruoštas mėgstamų būdu ir desertas. Buvo labai skanu, skaniausi viešbučio pusryčiai, kokius esu valgiusi. Daugiau visgi esame pratę prie švediško stalo, todėl buvo šiokia tokia naujiena. Na, o po skanių pusryčių, kadangi Montepatės yra kone kieme, aplankėme Pažaislio vienuolyną. Tiesa, tik kiek galėjome aplankyti be bilieto, nes sekmadieniais bilietai neparduodami. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. The river gives us every good thing. Taip pat užlipome ant užšalusių Kauno marių. Oras buvo nuostabus ir niekur nesinorėjo skubėti. Su šiais gražiais vaizdais užbaigiu savo gimtadienio ir žygio video. Ir susitiksim kitame video. O dabar, mielas dienorašti, tariu iki kito karto. Mielas dienorašti, gimimo diena praėjo nuostabiai. Esu labai laiminga. Susitikime kitame nuotykyje, kuris jau, žinome, įvyks Londone. Kam įdomu kovos menai, tuo labiau kviečiu nepraleisti, nes vyksime į UFC organizuojamą renginį. O kol lauki, kviečiu pažiūrėti mano nuotykius iš 2019 metų Londono arba kaip mums su Karoliu sekėsi eiti 33 km su traktoru 2022 metais. Iki!